Ši meditacija yra skirta kaip pertraukėlė trumpam atsipalaidavimui, kurios metu jūs galite atpalaiduoti savo kūną, nuraminti savo protą bei leisti savo susikurti vidinę erdvę, kurioje jūs galite susilieti su tyla, ramybe bei sąmoningumu esančiu jumyse. Tai yra 15 minučių meditacija, kurios metu jums tiesiog nereikia apie nieką galvoti, nieko rūpintis, tiesiog leisti sau būti čia ir dabar. Šią meditaciją galite naudoti bet kuriuo paros metu, tada, kada jūs jaučiate, kad jums to labiausiai reikia. Kada norisi kažkokios išorinės paramos ar patvirtinimo, kad viskas bus gerai, kad aš galiu tai padaryti, kad aš nesu vienišas šioje kelionėje. Užtikrinkite, kad jūsų kūnas yra patogiai įsitaisęs. Jūsų rankos padėtos taip, kad jums nereikėtų galvoti apie jas. Jūsų kojos yra tvirtai padėtos ant paviršiaus po jumis. Ištiesinkite savo pečius, šiek tiek pakelkite galvą. Pradėkite po truputį sutelkti savo dėmesį į savo kvėpavimą, su ta nuostata, kad jūs skiriate šį laiką sau, kad jūs leidžiate sau sukurti erdvę, pasileisti į kelionę į vidų, kelionę į save. Ir kad jums nereikia rūpintis bei galvoti apie nieką, nes viskas yra taip, kaip turi būti. Jūs pasitikite savimi, pasitikite savo gyvenimu, savo aplinką. Kad visa tai, kas vyksta jumyse ir aplink jūs, yra skirta ir sukurta tik tai jums. Unikali patirtis, kuri yra tobulai sudėliota jūsų kelioniai šiame gyvenime. Ir šitoje erdvėje jūs galite leisti savo būti saugiai, su visišku pasitikėjimu, kad jums apie nieką šiuo metu nereikia rūpintis. Sutelkite dėmesį į savo kvėpavimą ir įkvėpkite 3 kartus giliai per nosį ir iškvėpkite per burną. Ir pajauskite, kaip su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu jūsų kūnas vis giliau ir giliau atsipalaiduoja. Jūs atpalaiduojate savo galvą, savo kaklą, savo pečius, savo rankas, savo krūtinę, savo liemenį, klubus, kojas, pėdas.
Ir kuo labiau ir giliau atpalaiduojate savo kūną, jūsų protas taip pat po truputį pradeda paleisti baimę bei kontrolę šiame momente. Ir kai įkvėpiate per nosį, pastebėkite, kur deguonis teka jūsų kūno. Jeigu turėtumėt padidinimo stiklą ir matytumėt deguonies daleles tekančias jumyse, kaip jos tekėtų jumyse. Ar tai būtų srovė, ar tai būtų deguonies šokis jumyse. Ir pastebėkite, kai įkvepiate į save, kur deguonis teka jūsų viduje, į jūsų gelmes. Ir kai iškvepiate, leiskite savo, kad su kiekvienu iškvepimu jūs paleistumėte visą tai, ko jums nebereikia šiame momente. Jūs leidžiate savo paleisti savo emocijas, užstrigusius jausmus, įsitikinimus, baimės, nerimą, skausmą, neapykantą, pyktį. Visą tai jums dabar nereikia, jūs leidžiate savo paleisti su kiekvienu iškvėpimu ir su kiekvienu įkvėpimu jūs leidžiate naujai šviesai, naujam sąmoningumui, naujai energijai, naujai degoniai įeiti į juos ir atpalaiduoti dar giliau ir dar stipriau jūsų kūną ir protą. Ir pastebėkite, kai jūsų galvos viršuje pradeda tekėti krištolinės šviesos srautas. Tiesiog įsivaizduokite, kad kaip lietaus srovė pradeda lyti ant jūsų šviesos lašiukai, spindintys, žėrintys, kaip krištoliniai gabaliukai šviesos lašiukai pradeda tekėti jūsų galvos viršuje ir eina žemyn, jūsų galvą, jūsų kaklą, jūsų pečius ir rankas. Ir jūs jaučiate, kaip su kiekvienu lašeliu, su kiekvienu srauteliu tekančiu jumyse, per kiekvieną jūsų kūno ląstelę, per kiekvieną jūsų dalelę, jūsų esybės, jūsų šviesybės. Jūs leidžiate vis giliau ir giliau jūsų kūnui atsipalaiduoti ir su kiekvienu iškvėpimu jūs leidžiate savo paleisti visą tai, ko jums dabar visai nebereikia. Ir ta krištolinė šviesa teka giliau jumyse, jūsų krūtinę, jūsų liemenį, jūsų kojas. Ir jūs leidžiate tai krištoliniai šviesai tiesiog užpildyti kiekvieną erdvę, kiekvieną jūsų kertelę, jūsų kūne, jūsų prote. Bei jūsų sąmoningume. Ir pastebėkite, kaip šita krištolinė šviesa atneša šilumą, ramybę, šviesą į jūsų asmeninę erdvę. Ir šita krištolinė šviesa tekanti nuo jūsų galvos į jūsų kojas, jinai tiesiog švelniai juda kaip upė, kaip bangos vandenyne per kiekvieną jūsų ląstelę, nuplaudama, atstatydama ir atnaujindama kiekvieną jūsų dalelę,
esančią jumyse. Kiekvieną dalelę, ką jūs vadinate savimi. Jūsų kūną, jūsų mintis, jūsų protą, jūsų jausmus, jūsų pojūčius savo kūne. Ši nuostabi krištolinė šviesa tiesiog nuplauna, išskalauja, praplečia erdvę jumyse. Ir įsivaizduokite, kaip šita šviesa nesustoja ties jūsų kojomis, jie tiesiog skverbėsi gilyn į žemę, gilyn pro žemės plutą, į žemės centrą, į žemės širdį. Ir jūs jaučiate, kaip žemės širdis grąžina jums atgal su šita šviesa, siunčia jums ramybę, meilę bei šviesą, plakančią, tekančią jumyse. Ir įsivaizduokite, kaip šita šviesa nuėjusi į žemės centrą grįžta atgal į jūsų pėdas, į jūsų kojas, į jūsų liemenį, skalaudama, atnaujindama, pamaitindama nauja šviesa, nauja meilė, naujų sąmoningumo, atsibundančių jumyse. Ir grįžtate link savo galvos į tą patį lietų, kuriam leidote būti su jumis. Ir šituo lietumi įsivaizduokite, kad keliaujate į viršų link debesų, link dangaus ir kitų dangaus kūnų. Ir jūs keliaujate savo mintimis ir savo vaizduotėje taip toli, kad jūs pasiekėte visatos centrą. Jūs pasiekėte visatos širdį. Ir šita visatos širdis su tuo pačiu lietum, su ta pačia krištolinė šviesa siunčia jums atgal plakančią, gyvybingą, maitinančią, gydančią energiją atgal į jūsų kūną, į jūsų mintis, į jūsų protą, į jūsų jausmus. Ir jaučiate, kaip šita šviesa grįždama į jūs dar giliau ir dar stipriau atpalaiduoja jūsų kūną, mintis bei protą. Susiliekite su šita šviesa. Būkite šitoje šviesoje. Šiame momente, šiame laike, šioje erdvėje. Ir pajauskite, kad ši šviesa tampa nedaloma nuo jūsų buvimo, nuo jūsų vidinės šviesos, kurią jūs nešate ir skleidžiate kiekviename savo buvimo momente. Nes jūs esate šita šviesa, meilė bei ramybė. Kai būsite pasiruošę,
Grąžinkite savo dėmesį atgal į savo kvėpavimą. Ir pastebėkite, koks lengvas, švelnus ir beribis yra jūsų kvėpavimas. Jūs įkvepiate visatą į save ir iškvepiate save į visatą. Pajauskite savo pėdas, rankas ir pirštus. Grįžkite į erdvę aplink jūs, į patalpą ar kambarį, kuriame jūs esate. Padėkokite savo už pasirinktą laiką savo, už šitą kelionę į save, už tikrumą, meilę ir ramybę, kurią jūs pažinote savyje šitame momente. Ir kai būsite pasiruošę, atmerkite akis ir sugrįžkite į šį momentą su meile ir dėkingumu sau, nes jūs esate šviesa. Tamtam šitą kelionę yra pati tikriausia kelionė į save.